Visais laikais žmonės norėdami pragyventi turėdavo dirbti. Šiandieną daugelis darbų nėra tokie pavojingi, tačiau kai kurie žmonės, norėdami uždirbti daugiau, kiekvieną dieną rizikuoja savo gyvybę. Statybininkai. Šios profesijos atstovai, ypatingai dirbantys didelėse aukščiuose, susiduria su daugeliu pavojų. Sunki ir pavojinga įranga, dideli aukščiai ir krintantys daiktai. Nekeista, kad net 30% darbininkų susižeidžia savo darbo vietoje. Medkirtys. Medkirčiams visą dieną tenka dirbti dideliuose aukščiuose, su sunkia įranga ir besisukančiais pjūklais. Taip pat aplinkui dažnai krenta medžiai. Todėl medkirčio darbas yra laikomas vienu iš pavojingiausių pasaulyje. Povandeninis suvirintojas. Povandeniniai suvirintojai susiduria su daugybė pavojų po vandeniu. Ir ne dėl to, kad ten gyvena daugelis baisių būtybių, o dėl tikimybės būti nukrėstam elektra, sugedus įrangai patirti dekompresiją ar susižeisti įvykus sprogimui. Per metus stipriai susižeidžia netgi 30 suvirintojų iš 200. Žvejai. Jau 2005 metais žvejyba buvo įvertinta kaip viena iš pavojingiausių profesijų. Per 100 000 žvejų net 180 žūdavo. Tai yra 30 kartų daugiau lyginant su kitomis paprastomis profesijomis. Šis darbas yra toks pavojingas, nes jiems tenka dirbti labai atšiauriomis sąlygomis. Daugelis žvejų nukenčia nuo hipotermijos, taip pat darbo įrankių ar įkritę į ledinį vandenį. Verta paminėti, kad laivai taip pat dažnai apsiverčia. Naftos platformos darbininkas. Šiame gerai apmokame, bet labai pavojingame darbe tenka dirbti net 16 valandų per pamainą. Aplinkui visur yra pavojingi bei labai sudėtingi įrenginiai. Taip pat yra gana didelė užsiliepsnojimo ir sprogimo tikimybė. Per 100 000 darbuotojų net 27 darbuotojai būna mirtinai sužeidžiami kiekvienais metais. Čia buvo paminėtos tik kelios iš pavojingiausių profesijų. Jeigu šis video jums patiko ir norėtumėte sužinoti apie kitas profesijas, būtinai paspauskite mygtuką prenumeruoti ir palaikinkite šį video. Taip pat pakomentuokite, kuo norėtumėte dirbti jūs.